dainelį. Tai atėjo ta dainelio, kad grįžau iš užsienios, 2 savaitės prabėga, susiradom dalis mašiną, tai dabar važiuojam man susirinkti, tai važiuojam į, vėl pamiršau, kur važiuoju į Kupiškį, dabar iš Kauno parlekam ir turim labai gerą užduotį dabar. Turim pinigų. Va, pinigą paruošti. Kurią kelią nuvažiuos. Ir gerų užduotį savo bus, žiaurė gerų užduotį, net neįsivaizduoju, kaip mes įgyvendinsim kol kas. Tai važiuojam su Kemšė, aš sakau, su 91. Ir turim 2 balionų vadovų, 2 lagaminavas to. Ir reiks kažkaip sukeišti XLS bumperius, nes nupirkau M-kins bumperis, linkstę ir dar bent sparans bus iš tos pačio vietos pagalvau. Tai dabar bus užduos, net neįsivaizduoju, kaip įgyvendinsi, manau. Tai va. 10 mašinčių kelto lagaminą. Na, tai va, tai bandysim kažką bandysim visko pasigabenti, visgi reik važiuoti beveik 3 kilometrų, 300 beveik, iki namų. Jo, 3 valandos. 3 valandos važiuoju, tai va, ir vieni šidį ir kabinti ant ragų. Bumpers kažką, turim ZTŠ nusipirkti. Bet laiką mes neturim stogas keršinių. Niek mes neturim. Turim impai ZTŠ. Jo, tai va, ir žiūrėsim. Pabandys parodyti, kaip atrodo viskas, kažko vis tik sugalvosim, kažką parsigabensim. Kaip, da nežinau. Tai žodžiu, važiuojam Lekmus, nuvažiuoti 20-25 km, tai jau realiai būsim veituojam ir kažku sumastysim. Nu ku, pasikrovėm visko į vidų ir iš tikrųjų tikrai netikėjau, kad pavyks sukešti, sulig klubo vis pilną prikraut. Kuo jis baig nutirpti jau, valandėlį beveik važiuojam, dar 2 lik. Ir realiai kas nors būtum saiklą žinomės, kad sukešim į to mašintus vis bumpers visku. Tikrai būčiau kerti, lažyb, kad netilps. Bet vis labai kompaktiško gražiai susikruoju. Tas pardavėjas, kuris pardai dalsiai, tikrai ne pirm syk, uns kažkaip dalsi mašin, tikrai sugeb tau daryti. Talentor žmogus. Tai va, tai kelionam, žodžiu, namiai stipriausiam ir parodys, ku pripirkom čia. Na, apžiūrėkim to situaciją, ką atrodė iš lauko pusė viskas. Esam užsikruoję normalią. Na. Va. Piln. Tai va, pradėsim dabar krauti lauką. Parodysim, kas ką atrodo. Nu tai ku, dabar galim apžvelgti, ko šias prisipirkęs. Visko išsikroviau lauk. Tai turiu visus airbagus, kurių reikėjai. Toliau DSM M paket VS piln. Sparns. Čia bumper laikiklė. Ant sparnų lempa. Kas dar? Kažką atrodo. Nu, vis laikiklė iš tikrųjų sparnų, kurių trūksta. Tai dabar realiai vien dalyk trūksta maniai. Tuo kronštein. Čia maždaug jo. Tai tuo kronštein maniai trūksta. Ir balkios. Tus nuperk ir išorė bus viskas. Viską turėsim. Lekt tik tą vidau panelį nuvežti, pertraukti. Ir turbūt vis. Na, aš dar dysim lauk, žiūrėsim, kas ten yra. Purinkit galvau už 5 eurus. Tol, kaip įmontausim ir... Šiandien viskas, šiandien reikia tilsytis po kelionę ir rytuo arba poryt, nežinau tą tikslę, bandysim pradėti nusurinkinėti. Tai dabar teik ir einilsytis, sutiksim už kelių sekundžių. Sveikučią, išauš naują idėją ir žiūrėkime, dabar iš tikrųjų parsivežėm normalią, nežinau, ko aš tam vakar rodžiau, ko nerodžiau. Tai
Manau, vienas pagrindinių dalykų dabar mums reik. Tai dedam klemį veit. Ir bandysim pakorti, žiūrėti, ar mūsų ta mašinėlė to ir gyvybės. Tai dabar tai apkomunį reikia pasižiūrėti. Ir aš tada bandau sujungti. Ir tu jau parodys, kaip čia kas vyksta. Nu, bandysim korti test drive. Ar turėsim gyvybės, ar variklis suksis ar ne. Tai jau bus tiesos akimirka. Nu, uždėjom kabelioką naują. Ir tai biškį bamperiuką reikia pasitraukti. Mes ko prisimėt visur. Biškį reiks apsitvarkyti, nes jau čia bais yra kaladės. Nu ir ko, palauk, reikia apsižiūrėti, aš nes paliksim kapuot kartas. Kai čia dedas, čia kapivas tvarko, turėtum vis gerai būti čia galbūt, bet nieko neturėtų pabėgti. Gerai, bandykiam. Bandykiam žiūrėti, tikslą, reiks to ant. Nu ir ko? Ha! Aha, turėjom visokių įdomių garsų iš variklio skyriaus. Nu, čia dar reikia apsižiūrėti tiksliai, kas ten dėts, bet kortais koras, mašin jau ir gera. Kas ten bus, neaišku. Tai žodžiu, dabar yra išsijunk lauk, nebepipsėt. Žodžiu, ko dabar turim nuveikti, tai kaip yra sutaris panelis pertraukiam. Tai dabar man reikia išsilopti lauk panelį ir reikia išsiimti lauk sėdenį. Sėdenį va patrukinėjus, tai to reikia sutvarkyti. Porank turim naują, čia gyva. Sutvarkiniai, tai porankį uždėsim tiesiog viskas. Žodžiu, dabar tikslas ir išsilopti lauk panelį, išsilopti sėdenį. Ir arbe galėtum šonin pasikeisti. Žiūrėti, iš tikrųjų lopsnį sugadins, nes dabar nusnukas iššaud lauk, bet nežinau, kiek ten tos žalos, gal tiks tos pats, gal vis tvarku bus. Tai va, tai žodžiu, darbą tokie, kimam į darbus. Na, apžvelgtim, ko nuveikiau. Tai aš čia vas išardys, čia apsiardžiau, ištunkiam tos bišveisus trūks. Tai dabar kas liek, tai spidometrus. Čia bandžiau čia lopti. Niek man nesigavo, nes čia pasirodo vadoju tokį klipsiką. Tai reiks per tos tarpels reikia užkabinti, pateimti apačią, atraukti lauk. Tai dabar bandysim to padaryti. To nuvarom, įsitraukam lauk ir tada ten porvarštlek atsukti. Čia da to šuon reikės nusiimti. Čia varštėlis, ko, apibėgsim, atsisuksim varštus ir bandysim nulopti. Tai ko, bandom lopti lauk tos spidometrų. Parim sik iš tikrųjų toj klops, tai įdomi kaip čia gausis. Važiuojam. Oplia. Va, tus nusispaudė, trauk lauk. Bet reiks bandyti kažkaip išversti lauk. Tai va, esmė tuokį. Čia va, įsijim tu išsikabliok. Perskelė LC-kį iš užkabin, patempi. Dar dėjau atvirk, kad prilaikyti. Tai va, ir išsitrauk. Pradžioje galvojau, čia pakliojus, bet visai čia vis normaliai gavos. Gerai, bandau toliau vardyti ir žiūrėsim, kaip čia seksis išmontuoti lauk to vis panelį. Nu, atrodo vis varšt išsukom ir dabar bandysim. O, veimpos pasileid. Aha, čia gal dar kažkas įlaik. Žiūrėkiam, vedu atsakau. Kapi laisvai. Kažkas laika. Kas mums dabar laikanau? Tariam palaid. Nu ko, tariam įdomi situacija, ko tikrai nesitikėjau, kad bus, tai nesižiūrėjau iš tikrųjų. Vėl šviesos tarp trūksta, nesimat. Žodžiu, reik nusimti vairą, norint ištraukti panelį. Išsitraukti lauk to.
Ir nusisukt vairą. Sukt vairą. Išsiardyti čia greičiausiai viskų. Išsilopti, tada nusimsim to, nes čia viskas išvėjina. Čia nėra kažkokį atskar padaryti, kad galėčiau aš nudailį išmauti. Tai, kimom, nusiardyti tą vairą, apsiardyti viskų, ir tada išsilopsim panelį. Na, tai norint ištraukti panelį, reikia išsitraukti vis tunelį lauką. Nes čia priekį mums kabins už ausų. Tai reikia to išsitraukti. Bet kokį atveju aš būčiau vardęs gal lauk, nes reikia porunk pasikeisti. Tai dabar iš tikrųjų reikia viską išsikrauti kažkur susidėti dailę. Nes čia dabar viską tiesiog išrinkau, sumečiau. Tai dabar reikia viskų iškraunam ir ištraukom lauk panelį. Ir būsim pasiruošę vežti tvarkymų, tas dalis, kurios dar lik. Ir tada galvoju reiktų užuolaidą persimesti. Tai žodžiu, išsikraunam dalis, bandau išsiimti to lauk ir traukom laukom at panelį. Nu, varau, čia įsijaudis dar baunos. Galvoju, gal reiktum iš tikrųjų parodyti, kuo jis nuveiks. Tai apsižiūrėkim. Vėl kapslai be šviesos esu kažkaip matos aišku, tai va, panelį išsilopau, lobsas pasileidz, reikia airbag, ten reikės nusigraužyti, ten to vietoj ir pats šovinys, tai ten reikia nugrėžti gali ir priekį pavenknėti, ir tada įmontuoti naują airbag, tada čia viską galėsim surinkti, dėl lūp ten kur pasilongs, tai girdėjęs, bandys, nes tai biškį sufan pašildyti. Turėt prasiteisinti, turėt gražiai palikti viskas. Šią plops pats kapinė pažeis niekur, viskas kapiliuks būtam. Tai kad tai biškį pasilonkstimai ir, bet aš manau atsistuoti savėt, biškį gal tos šilumos gaus vos minimalia. Turėtum viskas atsistuoti savėt. Tai va, vakar kapkūriau, kažkas biškį tarškėjai. Tai dabar galvoju ir nebus klaid padarys, kad iš dėžės neišsakau lauk varšt, kur neutral, kad įjungia. Tai gal dėl to kartą skrabu. Nes tai krus neįsivaizduoju, jeigu ne dėl to, tai net neįsivaizduoju, gal grundėnis, arba dar kažkas, negali atsakyti iš tikrųjų dėl to dalyk, dar pasižiūrėsim. Tai kol kas tai, kas sam sujudėjai, kaip toliau viskas bus, nu nežinau, matysim dar. Tai žodžiu, dabar turėjom pasikeisti airbag, susirenkam virš, panelį ryto susidėn siunto tvarkyti, o dabar kaip tik laukia ir parodai, kas sėdiniai. Va, įsitrukiniai, tai to kraš, nežinau, persius, kažkur neįsivaizduoju, iš tikrųjų dar nebuvau nuvažiavęs, taip nuvažiuojus. Matysim, ko nei man papasakos. O toliau nežinau, gal pabandysiu pabiškį pradėti rinktis priekį. Bet priekiau ausi, kažin, ar aš galėtum ausi į vietą, ne. Žiūrėkim. Ne, un to pat kronštyn, bet to kronštyn kol kas neturiu. Ir balkios neturiu. Visku kit, kurie les gaisiau. Tai koks dar planas iš tikrųjų, dar kol buvau apsižiūrėjęs, tai lemp naujoj, kur nupirkau. Ani bištoj, ką pasinešus. Tas, sakykiam, nelabai matysis biškį, kažkur bandysim tiesiog prapoliruoti, pažiūrėsim, ką atrodo. Jeigu vis bus liuks, tada nelakausi, jeigu atrodys prasta, reiks ir to lemdą išsiimt lauk, tada šuns nulakausi iš naujo. Kad būtum tvarkingai, kad laikytum, ką priklauso iš tikrųjų tos lems, nes poliravimas, manau, nėra pats geriausias dalykas. Kažkiek laik, bet neilga lems lakavom, jau įsitekins 5 metų 100% laik. Nes to ves padarys prieš 5 metų vienam kaiminėliau, to mašiną vis tiek aš matau, kars nu kartą apžiūr, tai visi tvarko, tai va, tai to galės pasidaryti. Nu ir toliau tada kimbi darbs. Kažkur parodžiau, kas nuveiks. Va, čia visur išsiarins, viskų nusirinkau. Čia užuolaidą. Suklipsikas turi problemų. Į kažkoks būts kapą netikra turėtų išsiimt dailę. Tai aš kol kas netradau, tai aš tiesiog loplauk. Nes kur nupirkau užuolaidą, ir tvarkingai nuimt laikikliuką viskų. Bandžiau žiūrėti, nelabai suprant kap. Tai aš tiesiog išlops, mano nusaugot nereik. Nes šitą va, airbags vis tvarkingas.
O, dar gali to pač pridors, kodėl pas mus garaži toks šiukšlynsas. Kodėl aš realiai nėra ne vien įrankiaus čia kūmų nereik, dėl to labai ilgai, iš tikrųjų vis užtrum. Kėlėmės iš senų patalpų, kurias seniau nuojaus, kur dirbom. Iš tų kėlėmės laukti, vis kurėlę sužėm čia. Kadangi ten visko daug buvo. Tai vis užsivert garažą kažkiek esam apsitvarik minimalę. Bet tikrai da toli gražu ne iki to, kaip turėtų būti. Ir labai sunkiai susturkyti, kada nie vėts tiesiog kur visko padėti. Tai kol kas tepi žaidam, bandau atstumdyti kažkur ir tiesiog taip sakomės putų ateitie daugiau patalpų atsiras. Tai tada bus tvarkinga vis sukrauti ir garažas susturkis. O dabar kol kas reikia kentėti taip kaip ir. Aš galėčiau bent bišk minimaliai apsitvarkyti. Tai žodžiu, keliaunam toliau prie darbų. Nu ku, išserdžiau vaidų. Nusėmiau dar lobs papildomą, nes visgi prie jiem nebuvau. Lobs išimts. Susidūriau su kad problem. Kadangi airbags šuonins tas užuolaidų. Ir priknėdit su 4 knėdėm. Važiavau į Skaudą iš nusipirkti. Anos yra 6 mm storiaus. Ir problem ta, kad Skaudų tokių nepirkti. Užsakau da į kelserviz. Ten irgi niek netor. Tai žinau, kad turi kažkur garažį. Čia tam šiukšlynį. Es bais pirks. Vienas tikra kažkur padėts. Tai galvoj bus greičiau negu iškuoti, nuvažiuoti nusipirkti. Bet kadangi Skaudų neturim, tai dabar teks verstės. Ir aišku, būčiau iškart teisę iškuoti. Būčiau jau seniai susiknydys, jau čia lubsudės atgal į vidų. Nu bet niek. Bandom raustės po to šiukšlyną. Ir jaučiu, kažkur vis tiek atrasiu. Tai varau iškuoti ir jeigu atrasiu, parodys, kaip labs sūkiš atgal. Nu ko, apie jau vis garažą, knėdžių atrasti iš nepavyk. Tai to dar paliksim kitam karto. Ryto varau iki Klaipėdos, tai to pačiu ir nusipirkti knėdžių, kokių rek. Bus galim ten jau susiknėdyti to airbag. Ir tada bus galima, susirinkti lobs. Panelis vis tai greičiausiai be kitos savaitės negausim, jeigu tą padarys per tiek laik. Tai dabar nusprendžiau tvarkyti kad nepirkau. Nes čia net apdaugi paskilinėsi, dalių kapi netrūks, tai aš sulitaus, suvirinsiu ir biškį pašpakliuosim, padažysim. Ir čia pas mažos gražiai turėtum gautis. Tai žodžiu, kimba į darbus, kažkur biškį parodys, kaip darau. Ir po to dar reikės pašpagliuoti ir padažyti. Nu, kad tvarkinga atrodytum, kad nesimatytum, kad čia buvo kažkas suvaryti panašiai. Tai žodžiu, važiuojam. Nu, šiam kartau dabar prūdavo
kas man gavos. Išpakliavau. Dabar reikia sušveisti ir padažyti. Nu ir ku. Išsiemam dar airbag, kraunos į mašiną, panelį, kraunos sėdynį vidų. Ir ryto vežu remontuoti. Palikti, iš tikrųjų nežinau, kol kas per kiek laiko gausiu atgal. Tikiuosi labai ilgai neužtruks. Ir šiuo vietu atsisveikinsiu jums. Ir kitu dalį kepsim toliau į darbus. Manau, tada jau pradės filmuoti, kada jau gausiu tas dalis atgal. Visgi reikia knidžių, tai rytų tuo pačiu knidis nusipirksiu. Nes kovai, kaip sakiau, niekur neįmanom gauti, garaž neradau. Tai va, ir viską pasikraunu. Ir laukam rytojos, rytoj Klaipėdą, paduodu detalis, sutvark ir viskas. Tai va, tai šiam kartu teik. Iki susitikimo.